Klerko žmonos vojažai po Europą už valdiškus pinigus. Aš daugiau komentarų netikiu. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Kaip liūdna žmonėms, kad jie Kalėdas sutinka visiškai vieni. Nu ir kaip pavyzdžiui atsikratyti to liūdesio? Galima pabėgti nuo 12 patiekalų įsipareigojimo. Kur nors į Paryžių. Nu ką ten Paryžius, galima keliauti aplink pasaulį. Pirma klase. Už valdiškus pinigus. O ką pavyzdžiui daryti, jeigu nėra galimybių? Nu tai galimybės atsiveria, kai pasieki valdiškus pinigus. Tada jų negaila ir žmonai. Sakoma, kad pati didžiausia kliūtis meilė ir jausmams yra atstumas. Kai žmonės būna skirtingose miestuose, o neduok dievę skirtingose šalyse, jausmai gali kaip mat išblėsti. Nu nes negali garantuoti už mylimąjį, kuris nutolęs nuo tavęs per 1000 kilometrų. Palauk, tu nori pasakyti, kad vienintelis receptas išsaugant santykius yra nenutolti. Nu taip, reikia visur su savim gabenti savo sutuoktinę. Kas yra meilė? Meilė tai, kai nuo žmogaus negali atsitraukti nei akimirkai, kai kiekviena minutė be jo yra kančia. Būtent tokį didelį ir tyrą jausmą matomai išgyvena buvęs Seimo narys Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktorius Klemensas Rimšelis. Paaiškėjo, kad jis už valstybės pinigus į darbines komandiruotės skraidinasi savo mylimą žmoną Jolantą. Štai romantiškoji porelė Vilniaus oro uoste gruodžio pradžioj, ką tik grįžusi iš meilės miesto Paryžiaus, kur Klemensas Rimšelis dalyvavo darbiniai komandiruotėj. Už mūsų pinigus. Aš noriu pasakyti, kad yra pradėtas tyrimas ir vienu žodžiu, visus atsakymus gausite iš komisijos. Ir viskas, ką aš daugiau nieko nekomentuosiu. Ir per žiniasklaidą nespręsim šitų klausimų. Ačiū jums. Bet ar galite patvirtinti, kad skrendate ar ne? Aš skrendu, aš grįžau. Bet su žmona? Aš daugiau komentarų netikiu. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija jau aiškinasi, ar Rimšelis nesumaišė viešų ir privačių interesų. Yra žinoma, kad šių metų spalio 17-21 dienomis jis viešėjo Bilbao mieste, Ispanijoje, vykusioje konferencijoje ir parodoje, o viešbučio kambarys buvo rezervuotas ir sutuoktiniai Jolantai. Žinoma, kad tarnybos, kuriai vadovauja Rimšelis darbuotoja su kelionių organizatorė, susirašinėjo dėl žmonos lėktuvo bilietų. Lapkričio pabaigoje viešbučio kambarys su pusryčiais sutuoktiniai buvo rezervuotas ir Paryžiuje. Kiek žinau, yra tarnybinės etikos komisijos atliekamas tyrimas, na ir kuomet tyrimas pasakys savo vertinimą, manau, pateiks tą vertinimą Finansų ministerijai ir atitinkamai ir vertins. Panašu, kad sutuoktinių Rimšelių vojažai po Europą vyko ne vienerius metus. 2022 balandžio 6-8 dienomis Rimšelis lankėsi parodoje Lyone, Prancūzijoje. Jo žmona Facebook'e nuotraukomis iš Lyono dalijosi balandžio 8-9 dienomis. Kartu pora vyko ir į Taliną. Konferencija vyko birželio 13-15 dienomis. Žmona kelionės socialiniuose pasidžiaugė po poros savaičių. Dabar šios nuotraukos iš Facebook'o jau pašalintos. Paskaičiuokim, kiek Klemenso ir Jolantos Rimšelių pakeliavimai po pasaulį kainuoja mums. Už 4 nakvynės Paryžiuje buvo išleista 800 eurų, lėktuvo bilietai kainavo apie 250 eurų, kelionė į oro uostą dar 100 eurų. Kad apmokėta už 2 asmenis, galima spėti iš to, jog į Paryžių pirmyn atgal galima suskraidyti už kokį 100 eurų, o su neblogom nuolaidom viešbučio kambarį galima rasti nuo 4 iki 600 eurų. Aš pats esu ilgus metus dirbęs su politikais, tai aš suprantu tam tikrą logiką ir man tikrai yra tekę matyti politikų, kurie, sakykime, ima, pavyzdžiui, antrasis pusės, bet už jie sumoka, tai aš tame, kaip ir nematau jokios didesnės problemos. Bet jeigu už biudžeto, iš valstybės? Tai jeigu už biudžeto, tai yra visai kita istorija. Tai tada mes kalbam apie tiesiog pažeidimus ir naudojimusis tam tikrom privilegijom. Man teko įrodinėti ir Seimui, kad viską mokėjau už savų. Tai yra ir bilietas, ir net kai viešbutyje esi, tu turi įspėti ir užmokėti už tą asmenį. Pasak seimūnų, tai jie visi šventi. Žmonų už mokesčių mokėtojų pinigus nei vienas niekad niekur nėr nei vežęs, nei katę. Niekada. Kodėl? Kaip kodėl? Tai... Smagiau gal kartu būtų. Tai už valstybės pinigus vyksta tik tiem, kurie turi vykti, o ne žmonos jų.
Tai čia akivaizdu. Bet jeigu už valstybės pinigus, nu atsileiskit, bet tai čia jau yra kitas lygis. Ne. Kodėl smagu galbūt? Ne, smagu, bet tada reiktų ir vaiką pasiimti, gal ir dar ką nors, ir šunį. Ne. Tai šiuo atveju manau, kad pagal įstatymus komandiruotės valdininkas, politikas, jeigu atlieka tarnybinės užduotis, gali skristi pats, gali su komanda. Rimšelio tiesioginė vadovė finansų ministrė Skaistė kol kas pavaldinio neskalpuos ir pavyzdingos šeimos nebaus. Laukiama, ką pasakys vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jeigu pateiktų, kad taip viską, kuom yra kaltinamas ar įtariamas, šalintumėte iš direktoriaus pareigų ar dar pagailėtumėte? Na, viskas vyks pagal numatytą reguliavimą. Jeigu bus pateikti argumentai, kad yra šiurkščiai pažeistas įstatymas, tai matyti atitinkamos pasiekmes taip pat turėtų būti. Beje, vyriausioji tarnybinės etikos komisija aiškinasi ne tik Rimšelio skraidymus, bet ir pasivažinėjimus. Tyriama, ar aukštas valdininkas nepiktnaudžiavo tarnybiniu automobiliu. Koksgi šios istorijos moralas? Paprastas, banalus, bet labai gražus. Meilė aukščiau už viską.